Sveiki visi, šiandien žaisime Farming Simulator 22. Taigi, kaip matot, žaidžiam. Kaip kągi šit žemėlaps yra prisiųstas iš ModHubo, tai ir kaip šis kombainas irgi, matot, biškį greitesnis už originalą, tai taip. Ir kiek pagalvoju šitokias už serverį daugiau darysiu. Kai matėte viršui kamputį rašo biškį kiek pinigų turite. Su šitu žemėlapiu, kai pasirinki medium režimą, tai gauni 1,5 milijono, kaip žinote. Ir plus lieka traktorių, tai gali dar išparduoti, galim sakyt, gausi daugiau pinigų, nes aš visą šitą techniką laukus beveik už 2 milijonus paėmiau. Taigi, kiek dabar šitą lauką nukulsiu, teks važiuoti kitą, laukti, iškultivuoti šitą visą, išdiskuoti ir bus gerai. Ir kiek žinau, kad žirniai geriausiai apseina, nes jie daugiausiai pinigų duoda papliusin. Rapsas irgi visai neblogai, bet kukurūzai nebe tiek. Saulėgrąžų aliejai nebando daryt, bet čia jau kitose video bus, gal tikėkimės. Taigi, šitas vaizdo įrašas tai bus taip, kaip išsiskirtinsite. Tai geriau paspauskit subscribe ir galėsiu daugiau įkelti tokių vaizdo įrašų. Nepamirškit komentuoti, laikinti. Taigi va tokią techniką turiu, už tokį kiekį pinigų nusipirkęs. Šitas mapas, kiek žinote, yra iš Farming Simulator 19, tai bet šitą žemėlapį gali parsisiųsti ir netgi ant 22. Taigi, šitam laukui reikės palaukti, kol užaugs, tai nelaukiam, varam kultivuoti. Aišku, matot, nebeišėjo geresnis traktorius, išėjo tik toksai, tai nežinau, ar gerai bus ar ne. Aš žinau tiek, kad į kalną nelabai patrauks, bet pažiūrėsim. Ar tok bent atrauks. O jo, tarai, tai ne. Tai geriau gal kitaip. Nuokalniai važiuoja nuokalniai, tai gal greičiau bus čia su šitą. O tai aišku greičiau. Maksimum greičiau netgi lėkia.
Tai visai gerai, gerai. Dabar taip važinėsim pirmyn atgal, tai nieko nelaukit. Taigi baigėme šią kultivuoti, tai važiuojam iki šopo. Pažiūrėsim, jeigu parduos šito, ar šis man geresnis. Gerai. Žiūrim, kiek čia išeis. Opa, neblogai, da žinau, čia ir tų, kur galim dar pinigų prisipliusinti, kad po 1000. Kaip čia dabar pala? Ai va. Žiūrim, kiek čia išeis į pliusą. 2 štukelės, da ir, da žinau, ten yra 3 liktais berods. Taip, pamatysim, ar tai yra tiesa ar ne. Ja, 3, tai gerai. Pasiemam ir turim iš viso 101. Galim sakyti 102. Žiūrim, tai pas mane va tokį nusipirkęs, tai nežinau. Kurį čia geriau man apsimokėtų imti. Kiek čia horsepower blogai. Tai gal parduosiu, aš gal šitą. Bišk silpnesnį paimys, jeigu gerai išeis. Tai pardavėm. Žiūrim, kad čia geriau apsimokėtų pasiimti, kai iš pigesnio atrodytų. Nieko čia gerai nėra. Pizdu klasą jam. Pasituninginam. Aš dabar labiau pripratęs ant galo ratą ten svorę dėti, man kažkaip geriau gaunas. Žiūriu. Pinigo trūkums. Ką daryti? Dar labiau trūks pinigo. Na, taip pizdu, dirbsim su 2 traktoriais. Vėliau kitam epizode gali būti jau kitą dar vieną nusipirksite, pamatysim. Viską sužinosim. Po kelių akimirkų. Prisiparkuoju čia šitą daiktą. Sielką ir normaliai priparkuojam. Žiūrėk, kad greičiau žūgtų, kiek žinot, būda lengvesnis, kaip pagreidinti laiką, tai farmhouse'ą nusipirkot. Kiek paskutinį kartą žaidžiate farmhouse, geriausiai sekas gerai būdavo. Jeigu atnaujinims kažkoks, nežinau. Ką daryti toliau reikės. Gerai, bėgam. O, dar vienas. Gerai, žiūrim, ar leisim miegoti ar ne. Ką? Aš nepavargęs rašo? What? Nuo kados? Kai paskutinį kartą žaidžiu leisdavau miegoti dieną, what the hell? Nu tai kągi tadom. Pagreitins tadom šitą laiką ir kągi laukiam, kad gal kažkas pasidarys. Tai kągi
video bus baigtas, tai nepamirškite subscribe, laiką ir susitiksim kitam vaizdo įraše. Viso.